Įsivaizduokite, jūsų tėtis sukniumba prekybos centre. Vaikas užspringsta kavinėje. Mylimas vyras neišneria iš ežero. Jūs esate šalia. Suprantate, kad nuo jūsų veiksmų gali priklausyti jūsų mylimo žmogaus gyvybė. Kokia būtų pirmoji mintis? Bijau. Nemoku. Bus blogiau. Gal gali kažkas kitas? Būtent dėl to dažniausiai žmonės nesuteikia pirmosios pagalbos. Ne dėl to, kad jiems nerūpi, o dėl to, kad jie bijo. Juk jeigu tokia nelaimė ištiktų jūsų mylimą žmogų, vaiką, mamą, tėtį, jūs tikėtumėtės, kad kažkas išdrįs veikti, kad kažkas padės. Šiandien be recepto kalbėsime būtent apie tai, apie baimę suteikti pirmąją pagalbą, kaip ją įveikti ir ką turėtumėm kiekvieną žinoti iš mūsų apie pirmosios pagalbos principus. Jeigu nori išgelbėti pasaulį, pradėk nuo pirmosios pagalbos. Mūsų tinklalaidės viešnia, paramedikė, pirmosios pagalbos lektorė Rasa Lukošiūtė. Sveiki, Rasa. Sveiki, Rasa. Pirmasis klausimas jums. Kodėl būtent pirmoji pagalba, juk tai velniškai sunku ir baisu? Galbūt visada tyliai galvojau, kad esu atsakinga už kitus žmonės, kad visada, kai filmuose ten gelbėdavau gyvybės, galvodavau, kad ką aš daryčiau šitoj vietoje ir kaip padėčiau. Ir turbūt natūraliai dabar, žiūrėdama atgal į savo gyvenimą, matau, kiek daug sykių ten ir mokyklai, kai nutikdavo kažkokie dalykai, būdavo ta tokia pirmoji keliaujanti prie žmonių ir einanti padėti, bet toks būdavo natūraliai toks smalsumas ir kažkoks vidinio herojaus noras. Žinai, kaip animaciniai herojai, tai toksai, kur arčiausiai kaip galėjau prie šito prisiliesti pati. Tai būtent tas noras kreipti savo gyvenimą link pirmosios pagalbos žmonėms, bet būtent kritinėse situacijose atsirado dar mokyklos laikais. Kaip jūs atsidūrėte šiame kelyje? Kelyje atsidūriau tai neplanuotai, netikėtai ir labai džiaugiuosi, kad taip ir nutiko. Iš tiesų visada norėjau studijuoti mediciną, bet kažkaip neišdrįsau, galvoju, 10 metų mokytis, nejuokaukit. Tai kai jau sueina tam tikras amžius, supranti, koks buvo juokingas šitas mąstymas. Bet iš tiesų studijavau kitą specialybę, renginio metu sutikau paramedikus. Aš prie jų priėjau ir sakau, ką jūs čia veikiat? Ir jie, mes čia prižiūrim renginį ir panašiai. Ir aš tokia, o sunku mokytis? Sakau, o kur mokytės? Tai aš su jais pakalbėjau ketvirtadienį, antradienį stojau mokytis papildomai į profesinę mokyklą paramediko specialybę ir maždaug po 10 metų jau sėdžiu su jumis ir kalbu. Tai buvo visiškai netikėtas kelias, kuris, atrodo, mane pats pastumėjo šitoj specialybėje atsirasti. Tai visgi būtų buvę panašiai, jeigu jūs būtumėte rinkusis mediko specialybę. Vis tiek būtų buvę 10 metų. Taip, tai dabar gailiuosi iš tiesų, kad neišdrįsau studijuoti medicinos, tai gal kažkada dar ir sugrįšiu, dabar kol kas kelias yra toksai, koks yra, bet toks norisi paskatinti, jeigu labai norisi studijuoti mediciną, tiesiog stoti tenais ir pabūti. Bet atsižvelgiant, kad jūs esate labai populiari socialiniuose tinkluose, būtent jūsų įrašai susiję su pirmąja pagalba, tai gal jūs ir atlikote tą savo misiją? Manau, kad taip. Iš tiesų, sritis, kurioje esu labai prisideda plačia plotme prie žmonių sveikatos išsaugojimo ir tikrai mes po mokymų sulaukiam nemažai laiškų iš mūsų dalyvių, kad padėjo močiutei, padėjo savo, pastebėjo insulto požymius ir paskui po kelių metų vėl susitinka mokymuose pasikartoti žinias ir žmonės prieina ir pasakoja savo istorijas, kur susidūrė, tai visada graudinies ir supranti, kad esi savo vietoje, nes gali tas skleisti žinią plačiau, kurią turi. Tai papasakokite, ką jūs veikiate? Jeigu reikėtų parašyti savo CV. Taip, jeigu reikėtų parašyti savo CV, būtent ką jūs veikiate dabar, kokios yra jūsų veiklos? Tai aš esu First Aid LT įkūrėja, tai yra pirmosios pagalbos mokymų įmonė, tai vykdome ir higienos įgūdžių mokymus, bet čia dažniausiai yra tokia kaip papildoma mūsų paslauga. Tai pagrindinis dalykas mes siūlome tokia kaip team buildingo stiliaus pirmos pagalbos mokymus. Mūsų visi lektoriai pasižymė ypatingų juodų humorų, labai dideliam charizmatiškom asmenybėm ir labai dideliu žmonių įtraukimu. Tai mūsų tikslas, kad mūsų visi lektoriai atėję būtų medikai, matę, darę dalykus ir galintys tas žinias perteikti žmonėm. Tai su šita mintimi
atėjau į šitą verslo idėją, kai pamačiau, kiek daug žmonių yra nusivylę pirmos pagalbos mokymais, o man tai yra tokia nuostabiai įdomi tema ir kaip galima tokių linksmų, gerai, juodo humoro perpildytų dalykų nepateikti kitiems žmonėms įdomiai. Tai man atrodo, mes rinkoje tokį pakeitimą šiek tiek darome, kad pirma pagalba yra ne tik naudinga, bet ir įdomi ir galinti išgelbėti plačiuoju mastu žmonių. Vis dar mažu etatu dirbu greitoji, tai esu paramedikė, dirbu su reanimacinė brigada dažniausiai, tai dirbu kartu su gydytoju ir turiu galimybę prisiliesti, tačiau vis tiek pagrindinis fokusas jau yra first aidas. Ir taip pat lektoriauju Mykolo Riomerio universitete, tai irgi mokau pirmosios pagalbos bendruomenę. Tai iš esmės edukacija ir pirmoji pagalba yra tai, iš ko sudarytas mano gyvenimas. Pradėkim nuo jūsų profesinio gyvenimo kelio. Jums kolegos paramedikai sakė, kad mokintis čia visai nesunku, kaip buvo iš tikrųjų? Buvo ir sunkių ir nesunkių dalykų. Paramedikas vis tiek tai yra profesinis išsilavinimas, tai jis nereikalauja tokios plačios imties. Iš esmės paramediko tikslas yra pasirūpinti žmogumi iki kol pasieks ligoninę ir tai yra ta tokia visiškai pradinė pirmoji pagalba. Tai farmacijos dalis buvo sudėtinga. Sudėtinga yra iki šiol ir turbūt kai kurie dalykai yra labiau išmokti, kad taip reikia daryti, negu iš tiesų labai giliai suprantama, kas yra. Tai dėl to tas trūkumas, atrodo, medicinos specialybės mokymosi daugiau yra manyje. Bet iš tiesų paramediko specialybė, jeigu tau yra įdomu, mokytis, man atrodo, nėra sudėtinga. Tai yra 2 metai ir 2 metus tu skiri šitam dalykui. Tai iš to, ką esu mokiusis gyvenime, man tai nebuvo vienas sudėtingesnių dalykų. Ir buvo labai įdomu, kai mokėsi apie savo kūną ir anatomiją, tai turbūt įtraukia gan stipriai. O kas jūs nustebino labiausiai, kai jūs pradėjote mokinti kitus? Turbūt kiek daug žmonių galvoja, kad negalėtų steigti pirmos pagalbos. Toks, kur... Bet tai čia taip paprasta šiaip, tai spaus krūtinės ląstą, padaryk įpūtimus, paskambink pagalbai, tarsi tiek tų žingsnių yra paprastų, kurios gali atlikti iš esmės kiekvienas. Net ir neprisiliečiant prie paciento mes galim suteikti jie pirmąją pagalbą, tai tiek, kiek žmonių bijo, kad negalėtų spaus krūtinės ląstos, kad čia neišdrįstų sustabdyti kraujavimo ir mokymų gale, kai jau turim komandinės užduotis, ten drąsiai spaudžia, jau skambina pagalbai, viską daro, aš tokia, sakiau, kad gali. Tai mums drąsa atsiranda per praktiką, tai kol nesipraktikuojame, mes visko bijom. Lygiai taip pat aš pati bijojau išorinio automatinio defibriliatoriaus, kur mieste kabo, kol niekada nebuvau prisilietus. Normalų greitosios defibriliatorių, tai easy naudojam, tas šnekutis, kur miestuose sudėtas, man būdavo nejauku irgi, kol pasipraktikuoju ir buvo, čia taip paprasta, tai toks yra supratimas, žinai, iš kur ta baimė, kol nepabandai, tol ir nedrąsu, kad aš gal ir nežinau, ką daryti. Tai aš būtent kaip vaistininkė, tai man tie pirmosios pagalbos mokymai yra privalomi, norint kelti kvalifikaciją. Ir iš tiesų esu buvus keletoje, kai kurie labai nuvylė, nes buvo labai formalus, praktiškai, turbūt jūs geriau žinot, kas vyksta jūsų rinkoje, gauti parašą. Mokymai yra gauti parašą. Kiti mokymai vėlgi buvo labai intensyvus, praktiniai ir kurie man suteikė iš tiesų realių įgūdžių ir aš nudžiugau, kad supratau, kad tai yra be galo svarbu. Ar atsiranda budrumas, suvokimas, kad pirmoji pagalba tai nėra parašas? Turbūt sakyčiau, kad po truputį bundam, dar tikrai nėra tai priimtina visur, kad ne kaina ir parašas būtų prioritetas. Tai aš pati esu buvus mokymuose pas kitus, kai man reikėjo kelti kvalifikaciją, tai aš tiesiog mokymų metu mokinau šalia manęs esančių žmonės, kaip greičiau suteikti, kaip logiškiau padaryti veiksmus ir buvo irgi tas gilus nusivylimas, kaip čia šitoj vietoj daryti ir labai su mielu noru nueičiau pas kažką pasimokinti pati, atsinaujinti žinias. Tai dažniausiai jau pas mus žmonės ateina, kai jau buvo nelaimė. Arba kai nusprendė pasirinkti, tarkim, mažesnės kainos, netokius kokybiškus mokymus ir tada po to sugrįžta pas mus, kad visgi praveskit kokybiškai, nesupratom, kad ne šitaip nutiko. Tai turim labai daug pas mus šitaip sugrįžtančių, klientų ir toks, kol nesusimastai, kaip gali būti gerai, tai atrodo, kad, parašo man turbūt ir užtenka, viską aš čia žinau. Bet nieko mes nežinom. Kol nebūna tos realios simulacijos, netgi, sakykim, su manikenu, tu net negali pajausti, kokio stiprumo reikia paspaudimus daryti, o reikia tokius taip jau stiprokai įsiremti, iš pečių daryti. Sakykite, ar mano spėjimas yra teisingas, kad dažniausiai baimė sulaiko žmonės nuo suteikimo pirmosios pagalbos, ar yra dar kitų priežasčių? Manau, kad čia yra, tos garsios 3 psichologinės kliūtis - kovoti, bėgti arba sustingti.
Tai kovotojai yra tie, kurie jau varo į situaciją, traukia žmonės iš degančio namo, šoka į vandenį ištraukti skęstantį ir kurie dažniausiai nukenčia. Turim tada kitus du, kurie sustingsta arba pabėga, tai čia yra dažniausiai tas pirminė reakcija. Tai tie, kur sustingsta žmonės, dažniausiai po poros minučių atsigauna ir arba prieina prie žmogaus pradėti, arba pasišalina, o tie, kur pabėga, tai tiesiog yra pirminė reakcija. Išsigando, apsisuko ir nueina ir turbūt po kelių minučių suprato, kad žinai nuėjo. Tai jeigu žiūrėti tą visiškai kaip mūsų smegenys yra surėdytos, tai pamačius sunkią situaciją, kažkuria iš tų kliūčių mes psichologinių patirsim, o jau kai atslūksta emocijos arba tu esi uždaroj patalpoje ir neturi kur pabėgti, tai tada pas daugelį, manau, įsijungia baimė. Ir labai įdomus fenomenas yra, kad jeigu aplinkui yra daug žmonių, yra vienas nukentėjęs ir daug žmonių, tai atsakomybė pasiskirsto tai per visus po truputį. Jeigu yra 2 žmonės, tai tada jie pradeda žvalgytis, kuris čia prie jūsų prieis. Tai kuo daugiau žmonių, tuo mažiau visi jaučia atsakomybės padėti, nes tikisi, kad kažkas kitas praeis, kažkas kitas padarys ir visi dairos ir nieks nieko nepadaro. Ar tas momentas kai adrenalinas pradeda raut stogą iki realių veiksmų trumpėja, tai yra, pavyzdžiui, per jūsų praktiką, kaip jūs matote, ar sugrįžtantis dalyviai jau greičiau reaguoja į tą situaciją, simuliacinės situacijas mokymuose? Tikrai taip. Mes su įmonėm dažnai pasiūlom tokį variantą, kad kai praeina didžioji dalis įmonės mokymus, pasiūlom padaryti pirmos pagalbos žaidynės. Tai padarom, kad jie ateina į kažkokią patalpą ir tenai kažkokia situacija jau vyksta, jų tikslas susitvarkyti, mes įvertinam, kaip jie tai padarė ir tada šiek tiek apmokinam, kaip reikėjo padaryti teisingai. Tai labai didelis skirtumas tarp tų žmonių, kurie mokinosi ir tarp tų žmonių, kurie nesiklausė. Tai kuo tu daugiau praktikuojas, tuo tu greičiau gali sureaguoti ir kai galvoje susidedi tinkamus algoritmus, gali sau leisti atitrūkti porai sekundžių nuo situacijos, įkvėpti, iškvėpti ir tada jau pradėti reaguoti tinkamai. O ko labiau bijo žmonės? Ar suklysti, dėl to, kad tavo klaida gali būti lemti fatališką išeitį, ar prisimti atsakomybę? Manau, kad čia vienas ir tas pats turbūt, būtų, nes bijo suklysti, kad paskui už juos jie jausis atsakingi arba kažkas už juos jausis atsakingas. Man yra iš tiesų bus ne viena situacija nedarbo metu, kai reikėjo teikti pagalbą ir situacijos buvo labai sudėtingos. Tai visiškai be spėliojimų dariau, ką tik tai galėjau ir paskui tas visas emocinė našta supratimo, kad gal ne viską iki galo padariau gerai, nes neturėjau priemonių, nebuvau pasiruošus, nebuvau susikaupus tinkamai teikti pagalbą. Tai toksai gaunasi daug savikaltos atsiranda, tai aš manau, kad bent jau mano patirtyje per mokymus, kaip dalinasi, tai moterys dažniausiai yra tos, kur jaučia labai daug kalties iš ankstinės, kad kažką ne taip padarysiu ir tada tas žmogus nukentės dar labiau nuo manęs, nors daugeliu atveju bet ko darimas, taisyklingo bet ko darimas vis tiek yra geriau negu nieko nedaryti ir praeiti. Tas skambutis pagalba jau yra didelis žingsnis, kurį gali praktiškai visi padaryti. Jūs, manau, kad labai padrąsinot. Ar pastebėta tendencija pirmosios pagalbos mokymų, kad jie suintensyvėjo prasidėjus kariniams veiksmams? Labai pasikeitė žmonių motyvacija ir atsirado labai daug jaunų žmonių, kuriems yra neprivalomai pirmos pagalbos mokymai ir mūsų didysis pagrindas visų klientų ateinančių pas mus, visų įmonių yra žmonės, kuriem neprivaloma. Tai yra žmonės, kurie nori išmokti ir labai faina matyti daug jaunimo susirenkančių į mokymus, sėdinčio pasirėmusiam galvom žiūrinčius į mus ir norinčius išgauti visą informaciją, kurią tik tai galim duoti. Nes turbūt suprantama, kad pirmosios pagalbos įgūdis jis gali būti labai naudingas ir ta grėsmė artėja. Kaip manote, kokiojame situacijoje esame su visuomenės aktyvumu suteikiant pirmąją pagalbą, lyginant, sakykime, su vakarų šalim? Sakykime, kai kurios vakarų šalės praktiškai kiekvienoj mažoj parduotuvėje būna defibriliatorius. Sutiksit? Netgi yra reikalavimai pas mus, atsimenu, vienas prekybos centras pakankamai skambiai pasiskelbė, kad jų kiekvienoje parduotuvėje yra defibriliatorius. Juk turim atvejį labai gal jau seną, kai profesorius Donskis mirė oro uoste. Tikrai būtų išgelbėta gyvybė, jeigu būtų pradėtas laiku gaivinimas ir jeigu būtų buvę šalia defibriliatorius. Tai kaip mes dabar esam čia? Tai, didelės nelaimės dažnai priverčia mus susimąstyti. Tai jeigu neklystų, reiktų pasitikslinti informaciją. Dabar Vilniaus oro uoste berods yra 18 defibriliatorių. Tikrai taip. Tai skirtumas yra kardinalus. Didieji prekybos centrai turi.
Tai galite užėję į Lidlą matyti defibriliatorių, daugelis Rimi parduotuvių turi defibriliatorius, tai tokios žalios dėžutės einant, visada kviečiu pasidairyti. Ir tas populiarumas didėja, tikrai per mokymus mes sulaukėme daug klausimų, ar reikia namuose turėti defibriliatorių. Tai sakau, namuose nereikia, mums reikia ten, kur yra didelės erdvės, tačiau dabar mūsų tiekėjai defibriliatorius parodė, kad yra naujas defibriliatorius, kur yra štai tokio dydžio, rankinio dydžio defibriliatorius ir galvoju, kad o tokį gal aš į mašiną ir įsidėčiau, ne? Toks, kur visiškai atrodo, o kodėl neturėti jų dar daugiau, tai manau, kad tendencija labai stipriai gerėja, pasiruošimas didėja žmonių, sąmoningumas didėja ir defibriliatorių tikrai visur daugėja. Anksčiau aš prisimenu, kažkam prekybos centre mačiau, defibriliatorius buvo užrakintas. Tai vat ir galvoju praeidama, kaip čia sektųsi suteikti pirmą pagalbą su užrakintu defibriliatoriumi, bet tai jau keičiasi, taip jau praeitis. Tai vis dar yra ir paslėptų defibriliatorių viešose vietose, kur turėtų būti lengvai pasiekiami, bet dažniausiai principas yra toksai, kad yra budintis apsauginis, tai mums reikėtų tokio atveju, jeigu yra užrakintas defibriliatorius, dažniausiai jis yra prie apsauginio kabineto padėtas to, tai tiesiog eiti sakyti, sveiki dėdė, padėkit, ar dėdė yra apmokintas. Tai jis turėtų mums gebėti padėti šitoje vietoje. Viskas turėtų įvykti žaibo greitumu. Vis tiek defibriliatorius yra pagalbinė priemonė. Ką yra labai svarbu suprasti, tai kol vienas žmogus daro gaivinimą, kol vienas skambina pagalbai, kitas bėga ieškoti defibriliatoriaus. Tai faktas, kad viskas turėtų vykti kuo greičiau, tačiau tai ne vieno žmogaus funkcija. Jeigu esu vienas, nebeieškau defibriliatorius, darau paspaudimus. Tai gerai, tai ir pasišnekėkime. Nuo tos pradžios. Situacija, žmogus sukniubo. Nuo ko pradedam? Yra labai fainas algoritmas, vadinasi PPP taisyklė. Patikrink, paskambink, padėk. Tai šitą mes stengiamės jau savo dalyviams mokymuose labai stipriai įkalti galvą, kiek tik tais yra įmanoma, kad pirmiausia mes susipažįstam su situacija, kokia jinai yra, ar pagalba iš vis yra reikalinga, tada skambinam pagalbai ir tik tada suteikinėjame veiksmus. Nes mums paskambinus sako, ką daryti. Sakys, kaip gaivinti, kaip padėti užspringusiam žmogui, ką daryti, jeigu ištiko traukuliai. Ir va šitoje vietoje mes galim visi nusimti tą baimę, kad aš nežinau, ką daryti. Jums ir nereikia žinoti, paskambinot ir pasakys, ką daryti. Tai tikrinimas prasideda nuo to, kad reikia įsivertinti, ar man yra saugu. Ar aš nenukentėsiu ir tai yra pati dažniausiai pamirštama klaida. Tai turbūt jeigu dega namas, tai galim suprasti, kad nelabai saugu teikti pagalbą, ne? Bet jeigu yra numesti laidai, numestos dėžės po kojom, aš pamačiau, kad mano artimasis susmuko ir pasileidau bėgti link jo, mano koja gali užkliūti. Ir tai šitoje vietoje gali likti sužalotas. Tai toks atrodo labai paprastas veiksmas, bet kai esame labai susikaupę ir savo tom kovojame už žmogaus gyvybę, mes nieko aplinkui nebematom, ne? Tai susmuko prieš mane žmogus, žingsnelį atgal. Įkvepiam, iškvepiam, susikaupiam. Ir tada prieinam prie žmogaus, apsidairę, ar mums yra saugu. Tada tiesiog paklausim, sveiki, gal reikia pagalbos. Gali žmogus atsakyti, ne? Pagalba kaip ir užsibaigė šitoje vietoje, jeigu to pagalba yra nereikalinga. Jeigu nereaguoja, tai turėtumėm papurtyti už pečių žmogus, paklausti dar kartelį, reikalinga pagalba. Ir jeigu mus nesureagavo, tada reikėtų įsivertinti, ar jisai kvėpuoja. Tai kvėpavimą turėtumėm tikrinti apie 10 sekundžių. Daugelio atveju kvėpavimo tikrinimas, pasižiūrėtų, tu matai, kvėpuoja ar nekvėpuoja. Jeigu neakivaizdžiai matos, tai ranka ant krūtinės ląstos užsidedi ir jau tada ausį prisiglaudi ir klausaisi. Greičiausiai kvėpuos žmogus, toks mūsų tikslas, kad jisai kvėpuotų, tai tada mes skambinam pagalbą ir sakom, sveiki, tokio adresu radau žmogų nesąmoningą, tačiau jisai kvėpuoja, ką galėčiau padaryti dabar. Tai jūsų ten paklausinėja papildomų klausimų, jūs atsakot ir liekat ir laukiat atvykstančios pagalbos. Labai dažnai žmonės palikinėja pacientus, paskambino ir išvažiavo. Ir labai svarbu yra pasilikti su pacientu, nes gali būklė pasikeisti, jisai man gali nustoti kvėpuoti. Ir tada mano visiškai kiti prasideda pirmos pagalbos veiksmai, arba jis gali atsistoti ir nueiti. Kur aš irgi galėčiau tiesiog paskambinti ir atšaukti kvietimą. Tai jeigu jau skambinam, tai pasilikime prie to žmogaus ir suteikim tą pagalbą. Labai įdomu, mane jau intriguoja. Ateikite mokymus. Taip, už maždaug 3 metų. Gerai, lauks. Kada reikia prasitęsti licenciją. Tai kada reikia pradėti tą baisų įgaivinimą ir kaip jį daryti? Man atrodo, kad viską gyvenime reikia labai stipriai supaprastinti. Ir jeigu nesigilina stipriai visus įmanomus gyvenimo scenarius, tai paprasčiausiai per mokymus sakau taip, jeigu žmogus nekvėpuoja, mes darome gaivinimą. Nėra kvėpavimo, yra gaivinimas ir mes ten, nėra labai jau tikslo daugiau kažką galvoti. Tai aišku, prieš pradedant gaivinti visada pasiskambinkit pagalbą, jūs dar kartelį kartu su jumis praeis visus žingsnius, pasitikrint, ar tikrai reikia gaivinimo. Su jumis skaičiuos ritmą, su jumis darys įpūtimus ir pagalba jūsų nepaliks vieno. Tai dėl to tas skambutis prieš teikimą yra labai svarbu, nes tikrai mes, kai atvažiuojam su greitąja ir vyksta gaivinimas, dispečeriniai yra
ant tiesioginio ryšio su žmogumi, iki kol mes įeiname į namus ir tik tada, kai mes įeiname į namus, jie paklausia, ar greitoji atėjo, pasako taip ir tik tada pasibaigia pokalbis. Tai iš esmės tas skambutis duoda daug psichologinio ramumo. Kas yra svarbus labai žingsnis su gaivinimu, įsivertinau, kad nesąmoningas, nekvėpuoja, paskambinau pagalbai, reikia pradėti gaivinti, privalot nutemti žmogų ant žemės. Ant lovos ar sofos atgaivinti žmogaus yra neįmanoma, dėl to, kad krūtinės ląstą reikia spausti 5-6 cm krūtinės gylio, trečdalis krūtinės ląstos turi būti spausta ant sofos, to padaryti yra neįmanoma ir kartais žmonės sveria daug. Tai su visa paklodė tempiame, kiek yra įmanoma, prisaugom galvą, kad ten nestipriai trenktųsi ir jau tada turėtumėm atlikinėti paspaudimus. Dažnai žmonės nesusimąsto, kad ant krūtinės ląstos gali būti dalykų. Ne? Mes spaudžiame centre krūtinės ląstos tarp speneliniai linijai, plaštakos pagrindų. Turime įsidėti, šitą vietą įsidėti ir dėti paspaudimus. Taip, ir alkūnės turi būti tiesios užfiksuotos alkūnės. Ką dar esu pastebėjus ir savo patirties su gaivinimais, kad jeigu pečių juostą mes paslinktumėm virš žmogaus krūtinkaulio, kad gautumėm tokią lygiagreti tiesę žemyn, mums yra žymiai lengviau daryti paspaudimus, dėl to, kad mes tada jau naudojam kūno svorį. Tai mūsų tikslas nešokinėti ant tos krūtinės ląstos, netrankyti bet kur, ranka kaip įdėjom, taip ir lipo ir tada su kūno svoriu atlikinėti paspaudimus. Tačiau visada kviečiu prieš tai pasitikrinkite, ar ant krūtinės nėra nieko prikrauta, kas galėtų trukdyti paspaudimus. Pavyzdžiui, fainas krištolinis papuošalas ant kaklo, tikrai mūsų nenudžiugintų. Per mokymus dažnai dalinuosi, kad esam turėję kvietimą, kai priekinėse kišenėse buvo atkimšti švirkštai. Irgi nebūtų buvę patogus spausti, ne? Tai mums reikėtų pasišalinti, kiek yra įmanoma ir atlikinėti jau tada paspaudimus, kai man yra saugu. Gaivinimo tikslas yra paspaudimai. Paspaudimai pakeičia slėgį krūtinės ląstoje, užtikrina kraujotaką ir mes stengiamės tos paspaudimus daryti iki kol atvyks medikai pas mus. Tai paspaudimai yra aukščiausias prioritetas gaivinimo metu, nes tai užtikrina, kad vyksta pilnai kraujotaka. Kūne esančio deguonies turėtų užtekti apie 10 minučių, tai aš visada rekomenduoju pirmas porą minučių tiesiog daryti paspaudimus, nieko daugiau negalvoti. Kalbame su dispečerinė, spaudinėjom tą krūtinės ląstą, kad išjudintų kraujotaką, nes reikia ir giliai spausti, ir greitai spausti, ir stipriai spausti, ir nusiraminti, ir dar padainuoti kažkokią ten dainą, kuri ten į ritmą mums tiktų. Reikalų yra labai daug. Per porą minučių, kas treniravosi gaivinimą, tikrai žino, kad nuovargis ateis. Tada susikausim ir tada pradėsim skaičiuoti 30 paspaudimų ir 2 įpūtimus. Tikrai galiu patvirtinti jūsų žodžius, kad iš tiesų padaryti kokybiškai spaudimą, dabartiniai šiuolaikiniai manekenai rodo, kad kraujotaka įvyksta iki galvos smegenų, tikrai reikia turėti raumenų, bet gal turbūt iš tiesų teisingą pozą. Užimti teisingą pozą ir tada daryti tos paspaudimus. Kiek maždaug žmogus gali daryti tų paspaudimų, kaip dažnai reikėtų keistis, nes tai yra sunkus fizinis darbas. Jeigu tai yra žmogus visiškai netreniruotas, nesportavęs, niekada per daug nebandęs, tai yra rekomendacija kas 2 minutės keistis. Po 2 minučių, kad kitas žmogus atlikinėtų paspaudimus. Ir manau, pilnai užtektų. Turbūt greitojoj, aš net nežinau, daro tas, kuris yra atėjęs pirmasis ir jeigu pavargsta, tada jau prašo, kad kitas žmogus pakeistų. Bet kai įsivažiuoji paspaudimus, tiesiog, jie darosi. Ten pati pradžia yra sudėtingiausia, kol tu ten susikaupi, pasidedi viską. Darai, o paskui jau priklausys, ar darai kardio treniruotės ar nedarai. Kiek tu ilgai ten spaudinėsi tą krūtinės ląstą. Artėja vasaros sezonas, kol kas jis nedžiuginantis, bet vis tiek bus. Kiekvienais metais būna labai liūdnų ir skausmingų įvykių prie vandens telkinių, skendimų. Tai kaip elgtis? Ištraukiam žmogų iš vandens, ką daryti? Aš gal šitoj vietoj padėsiu vieną žingsnelį atgal. Kai skęsta žmogus, mes, jeigu nesam apmokyti, nesam specialistai, nesam gelbėtojai, netraukiam žmogaus savo rankomis. Turbūt daugelis tų istorijų, kuo pasižymi, kad paskęsta žmogus, kuris gelbėjo, o ne tas, kuris skendo. Tai šitoje vietoje man yra labai svarbu atliepti tą, kad nebent jūs esate dvigubai didesnis už žmogų, tai gal tada galim bandyti, bet iš esmės traukti žmogų yra žiauriai pavojinga. Mes ateinam, yra 2 žmonės toj situacijai, vienas, kuris gelbsti, kitas, kuris skęsta. Kaip manot, kurio motyvacija išgyventi yra didesnė? Skęstančio. Ir skęstantis darys bet ką dažniausiai skęstantieji padaro, paskandina žmogų, nes tiesiog bando išnerti ir naudoja kaip plaustą. Tai mums reikėtų duoti kažką, ką tas žmogus galėtų įsikabinti. Tai ar kažkokį pripučiamą ratą, drabužius, pagalį,
akmens nerekomenduočiau, bet kažką, kas galėtų jį išlaikyti mums paviršiuje ir kad jis į tą dalyką įsikabintų ir tada mes jau jį galėtumėm traukti. Jeigu priplaukiam prie žmogus ir jis jau pradinėja sąmonę, tai yra labai sunku ištraukti tokį žmogų, tai rekomenduojama yra užsimesti savo jį ant krūtinės ląstos ir plaukti nugarą atgal. Ir kai ištraukiam žmogų iš vandens, tai pirmiausia reikia išpilti iš burnos vandenį, kiek jo yra įmanoma išpilti. Yra tokia, kur žmonės dažnai nesumasto rekomendacijos su skenduoliais, juos gaivinti, nuožulniai, kad galva būtų žemiau. Tai dažniausiai, kur yra vandens telkiniai, yra toks krantelis link vandens. Tai reikėtų, kad galva būtų nuožulnioje pozicijoje, kad gautis, kad su kiekvienu paspaudimu, jeigu yra vandens, jisai gravitacijos pagalba dar šiek tiek pasišalintų. Kuo skiriasi gaivinimas skęstančiojo nuo paprasto gaivinimo, kad kai išpylėm iš burnos vandenį, turim greitai atlikti 5 prapūtimus, nes gali būti, kad prapūsim plaučius ir mums žmogus pradės kvėpuoti ir nebereikės gaivinimo. Tai dėl to 5 kartus prapučiam, primenam smegenim, kad hei, jau galima kvėpuoti ir gal jūs pradeda kvėpuoti ir tada nereikės gaivinti, jeigu ne, tai tada 32 paspaudimai su įpūtimais, tas pats ciklas. Aš labai galvoju apie tuos būtent skendimus, kad kiekvienais metais ir šiemet buvo priešgaisrinio apsaugos departamento konferencija, būtent tą tematiką mes prarandam labai daug gyvybių. Ir taip pat ir būna sužalojimų, kur žmonės, dažniausiai vyriškos lyties atstovai, neįsivertina kranto ir demonstruoja didvyriškumą. Ir šito aš pati, šią vasarą jau nebūsiu, bet dažniausiai vasaras praleidžiu Nidos gelbėtojų stotį kaip gelbėtojas medikas, kad jeigu ištrauktų žmogų iš vandens, man jį reikėtų prižiūrėti, tai pastoviai socialiniuose tinkluose komunikuoju apie šitą dalyką ir tada laukiu piktų komentarų. Tai čia raudona vėliava, mums neleidžia maudytis ir ką Lietuvoje, man atrodo, dažnai pamiršta, kad mes nesam, jūrinė tauta. Mes nepraleidžiam prie jūros 97% savo laiko, kaip kitos šalis, kur ta jūra yra vandenynas, yra žymiai pavojingesnis. Ir žmogus atvažiuoja kartą per metus savaitį laiko prie jūros, jis nori ten maksimaliai viską išnaudoti, pakabintos raudonos vėliavos. Jisai čia pyksta ir galvoja, kad žino žiauriai gerai, kaip jam reikia plaukioti. Ir šitas dalykas, tas nesusimastymas labai dažnai padaro daug žalos. Ką aš dar esu pastebėjusi iš darbo gelbėtojų stoty, kai yra tokios vidutinės bangos ir tėvai, vienas, tarkim, tėtis keliauja su 2 vaikais. Ir eina 2 rankytėm. Tai vienas pradėtų skęsti, kitą paleidai gaudyti tą, kur skęsta. Vienas tėvas, vienas vaikas ir reikėtų nekeliauti su 2 būtent dėl tų pavojingų situacijų, nes vieną reikės paleisti, kol kitą išgelbėtų. Tai atrodo toks, kaip ir gal nesusimastai, kol neatsiduri toj situacijai, tačiau, taip nutinka. Tai reikėtų arba išsirinkti mėgstamiausią, arba tada keliauti su vienu. Labai skaudus pasirinkimas, aš pati kaip mama, tai iš ties turbūt atrodau egzotiškai Baltijos pajūry, nes mano vaikas eina į jūrą su gelbėjimosi liemene, bet ta profesionale, nepripučiama profesionale, tai jis atrodo biškai kaip boružėlė, turbūt labai mamos už tai nemėgsta, bet kągi jau padarysim. Užtat gelbėtojai lengvai rastų. Taip, ir saugumas pirmiausia. Taip, ir dar kitas dalykas, kuris kol kas dar visiškai negresia, nudegimai. Sakykime, tiek saulės nudegimai, tiek terminiai nudegimai. Apie juos mitų, kokių tik nėra. Taukai, sviestas, aliejus, dabar gal ir kokoso aliejų jau mėgsta patepti. Levando aliejų dar mėgsta. Aišku, eterinis aliejus visai nedegina. Tada gal ką čia dar mes galim? Alijošių, aišku. Grietinė. Grietinė, kefyras. Gerai, puikus vakaro meniu. O kaip iš tiesų reikėtų daryti? Tai pirmiausia jau buvo pirmieji saulės nudegimai, aš jau spėjau susvilti ten, kur buvo pačios pirmos dienos, kai saulytė gerai užkaitino žmonės. Pikta saulytė buvo, tai turėjau mažą odos plotelį lauke ir jisai susvilo, tai dabar atrodo, kad vaikštau su kojinėm visą laiką. Tai jau yra pirmieji saulės spinduliai, jau galima nudegti, tai pirmo laipsnio nudegimą daugelis mūsų išgyveno, tai saulėje, kaip pabuvom per ilgai, raudonas skausminga oda, tai yra pirmo laipsnio nudegimas. Tai vėsinti reikėtų su drungnu kambario temperatūros vandeniu. Ir tai jeigu jūs ten visi raudoni jau kaip krabukai ir visą odą skauda ir nebežinom, ką daryti, visas kalatojasi, tai dušas. Tiesiog eini į dušą, pasileidi vandenį, drebi ir bandai nusiraminti. Ir tiesiog vėsini odą išoriniu būdu, tai yra vienas greitesnių dalykų. Farmacijos specialistė gal žino, kokius medikamentus ten galima prieš uždegiminius ir prieš skausminius suvartoti, kad mums šiek tiek padėtų, tai galit nueiti į vaistinę ir pasiteirauti gydytojų, gal gali kažko pagelbėti. Bet iš esmės nereikėtų nieko
tepti ant tos odos, kol jinai yra neatvėsusi, nes mes galim padaryti tokį kaip barjerą ir tada šiluma, kai negali išeiti lauk, jinai eis gilyn ir padarys didesnius pažeidimus. Tai dėl to vanduo, kadangi jis yra dažniausiai nepertraukiama srovė, mes tiesiog vėsinam, kol tasai skausmas praeina. Iš keisčiausių dalykų, ką žmonės yra užsidėję ant nudegimų, tai česnaką yra trynę. Aš atsimenu, kad kumpį radau kažkada irgi buvo uždėtas. Keptas kumpis ir duona su česnaku. Biški kiaušinio įsimuši ir tada jau galima valgyti. Jo, labai dažnai žmonės mėgsta tepti aliejus. Man turbūt vienas unikalesnių dalykų, kai žmonės eina deginti su aliejais ir pažeidžia odą ir tada galvoja, kodėl čia oda visa pigmentinė, bet tu aliejus labai gerai kaista. Tai mes tiesiog labai gerai viską užkaitinam, tai nedarom sarkofagų ant to žaizdos. Atvėsinam, o kai jau yra atvesinta, reikia labai daug drėkinti. Drėkinimas padeda sugyti odai visais atvejais, tai kokia yra dažna klaida, kai žmonės šiaip pasidaro žaizdelių, ten jau pasidengia tuo krešuliuko žaizdelę, tai dažniausiai išneša į orą ir laiko ant saulės. Ir kad išdžiūtų kuo greičiau, nes taigi išdžiūsta, tai tada ta šašas nukrenta arba nukrapšto, plonytė oda sužalota toj vietoje, nespėjusi susiformuoti. Tai tokius dalykus reikia tepti kremais, drėkinti, specialūs kremai tam yra sukurti, kad tiesiog ta kūno dalis spėtų atsistatyti ir kad būtų pilnas gyjimas. Tai visada kviečiu drėkinti ir nepagailėti to kremo nudegusios odos po to, kai jau yra atvesinta. Vienas liūdnesnių pavyzdžių, su kuriuo esam susidūrę, mano kolegė pasakojo, tai buvo mergina labai stipriai nusideginusi koją, jau ten buvo 2 laipsnio nudegimas, kai atviros žaizdos ir jiems šeimos, kaip supratau, gydytoja liepė dezinfekuoti kiekvieną dieną su peroksidų žaizdą. Tai galite įsivaizduoti, kaip baisiai atrodė, kokie buvo didžiuliai randai, nes nebuvo leidžiama sugyti, pastoviai žaizda buvo atvira ir skausminga. Tai liko labai labai baisus randai, tai tiesiog drėkinam, kai jau susidengia žaizda, mums reikia drėkinti, kad ten viskas gražiai sugytų. Ir spuogus ne su dantų pasta, o su kremu tepam, kad jie išsudrėktų ir galėtų mums sugyti, turėtų iš ko oda gyti. Aš kaip vaistininkė irgi pabrėšiu, kad vaistinėse tikrai yra specialių kremų skirtų nudegimams ir tepti reikia tuos kremus tikėtinai, nes jie turi tam tikrų medžiagų, kurios skatina gijimą. Taip pat kremai labai svarbu gal irgi pabrėžti apie mikrobiologiją, kad jeigu kremukas labai seniai atidarytas ir jūs pagalvot, čia baigėsi galiojimas, patepsiu ant žaizdos, tai ne, taip nedarom. Nes kremuose gyvena mikroorganizmai, o oda yra mūsų taip pat ir apsauginis organas. Ir kai jinai yra atvira, mes tiesiai tepam mikroorganizmus, įvedam į savo kūną. Tai ir tai atkreipti dėmesį, ypač kai didelė žaizdos. Rinktumėsi kumpį ar pasenusi kremą? Vis tiek, nežinau, labai sunku. Žiūrint, koks kumpis, jeigu ten kažkoks su pelėsiu, tai sunkus klausimas. Man labai patiko kepta duona su česnaku. Tokią dar negirdėjau, nedirbdama vaistiniai. Česnakas šiaip mėgsta kištis iš tiesų visur. Tai į nosį, taip, į nosį, į ausis. Bet galima ir ant nudegimų. Negalima. Negalima, iš tiesų negalima, mes tik juokavom, tikrai negalima ir kaip minėjo mūsų viešnia, tik tais vandenuku vėsinam ir paskui tam tikrai specifiniais kremais, kai jau tas karštis išeina iš mūsų kūno. Puiku, kažką išmokau ir aš. Ir vėl, būna taip pat saulės smūgis ir perkaitimas. Tas gali pakankamai dažnai turbūt ištikti mūsų vaikus, nes jie ten atrodo žaidžia ant smėliuko, ne labai gražiai. Tai kaip to išvengti ir kaip atskirti ir kaip elgtis šiais atvejais? Dažnai su kuo susiduriu ir ypač per mokymus, kad žmonės galvoja, kad vaikas tai yra suaugusio žmogaus maža versija. Tai tiesiog yra sumažintas žmogus. Vaiko anatomija labai stipriai skiriasi, kūno sandara yra kitokia ir yra nesusiformavusi dar daug gan dalykų ir dažniausiai ir termoreguliacinė sistema yra tikrai nesusiformavusi iki galo. Tai vaikus mums reikia prisaugoti. Ir būna, kad vaikai sukaista net ir ne vasarą, o žiemą, kai tėvai prieš išeidami pirmiausia aprengia vaiką kaip meškutį, tada nueina pasiema raktus, užsideda batus, apsirengia striukytę, dar kažką pamiršo, vaikas sėdi ant tas žvaigždutės pozicijų ir visas kaista. Tai tėveliams dažniausiai reikėtų pirmiem apsirengti ir tada su tais visais drabužiais šuntant aprengti vaiką, kad suprastų, ką jie daro. Tai toks ir norėtųsi paminėti, bet iš esmės vaikai daug jautriau reaguoja į tuos temperatūrų skirtumus ir gali gan greitai perkaisti. Tai
kepurė, drabužėliai, pilnai uždengta oda, ypač su jaunesniais vaikais, turbūt ką galime ir pamatyti, vaikų drabužių parduotuvėse, kad drabužiai būna dažniausiai kuo daugiau stengiantis uždengti kūno, tai tą reikėtų palaikyti, gerti daug vandens, jeigu vaikas atsisako gerti vandenį, valgyti arbūzą, nežinau, atsisako arbūzo, duokit tas pačias sultis, vis tiek, kiek ten, 98% vandens ir ten sirupo kažkiek įpilta. Tai geriau tegul gauna bent kažkokių skysčių, negu jokių skysčių negauna. Aišku, prioritetas yra vanduo, bet su vaikais kartais yra reikalų susitarti. Tai reikėtų sukurti šešėlį, kuriame jisai galėtų ramiai žaisti. Tai žinot, kaip vaikystėje mums niekada nebuvo šalta, iki kol pradėjai biški bręsti ir supratai, kodėl čia šalta, ar aš galėdavau taip laisvai būti. Tai vaikams padarykit šešėlį, jiems ten vis tiek nebus šalta ir tegul jie savo saugiai sėdžia. Man labai patinka, tos yra pusinės palapinės prie pliažo, tai šitas tikrai rekomenduoju turint vaikų. Ir jeigu jau visgi nutiko, kad perkaito arba sušalo, jūroje irgi būna, kad per ilgai pasėdi, mėlynos lūpos išlipa ir tarta visas. Pirmos pagalbos rinkiniuose mes turim tą vadinamą emergency blanket, kur yra viena pusė auksinė, kita sidabrinė. Tai sidabrinė pusė atspindi šilumą, tai jeigu yra sušalęs, mes tą sidabriuką galime susukti vaiką, o jeigu yra mums perkaitęs arba neturim šešėlio, tai pasidarykit labai prabangią palapinę visą blizgančią tenais. Pasidėkit sidabrinę pusę į saulytę ir turit šešėlį. Štai ir apsaugom vaiką. Tiek su vaikais, tiek su suaugusiais, su perkaitimais visada stebime, ar trinka sąmonė, ar bendrauja, žaidžia, kalba taip pat kaip visada, ar kažkas yra ne taip. Ir čia lygiai taip pat, kai kyla kūno temperatūra. Malšinti turim temperatūrą ne tada, kai termometras pasiekia specifinį skaičių, o tada, kai vaikas darosi vangus, dezorientuotas, nebenori reaguoti į jūs, bet tada jau turime imtis veiksmų. Tai žiūrim, ar atrodo normaliai kaip visada, ar neatrodo, ir jeigu neatrodo, reikia pradėti vėsinti kūną. Ir tiek suaugusius, tiek vaikus vėsinam greičiausias būdas atvėsinti, tai yra mūsų magistralinės kraujagyslės, kaklas, pažastys, kirkšnis. Tai galim dėti dar vėsų skuduriuką ant galvos, nes iš galvos labai daug šilumos išeina ir labai greitai gali jinai sukaisti. Bet per šitas vietas, kai keliauja mūsų pagrindinės kraujagyslės, ir visą kūną labai greitai galime bandyti atvėsinti. Tai čia toks būdas, kad taip paveikti greičiau. Bet jeigu perkaito ir prarado sąmonę, reaktyvinių greičių ligoninė. Reaktyvinių. Skambinat greitai, jeigu negali patys, ir kuo greičiau turite atsidurti tenais, kad pradėtų gydytojai jau gydyti. Kol kas į orų žvelgiant, tai tas negresia, bet gal tikimės, kad kažkas pasikeis. Taip pat dar atkreiptinas dėmesys, aš ir pati pamiršau, kad iš tiesų mažus vaikus apskritai reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Netgi tie kremukai su SPF 50, ne. Vaikas turėtų būti aprengtas lengvais, medvilniniais, baltais drabužiais arba specialiais drabužėliais, kurie atspindėtų saulę. Tai vaikai, bežaisdami prie jūros, tikrai pakankamai gauna vitamino D ir vaikų odelė plona, ją reikia labai saugoti, nes nudegimai pas vaikus atsiranda labai greitai. Tai ir yra, man atrodo, vaikų oda 5 ar 7 kartus plonesnė negu suaugusio žmogaus, tai tikrai reanimacijai labai dažnai atsiduria vaikai, kurie buvo apiplikyti tėvų, kai tėtis geria ar mama kavos puodelį, kitoje rankoje buvo vaikas, vaikui nepatiko garai, kišo ranką į puodelį, lupo ant savęs, apsiplikė kūną, tai man geriamas skystis, vaikui gali baigtis reanimacija su 3 laipsnio nudegimais. Tai nepritaikyta oda karščiam, tai visada tas yra, kur vaikai, čia gal negražiai pasakysiu, man atrodo, kad vaikų tikslas yra susižaloti, tėvų tikslas tą susižalojimą, apsaugoti vaiką nuo šito. Tai kai taip žiūri, kad tas mažas žmogus siekia viską išbandyti savo kūnu, tai supranti, kad kaitlentės pirmi sluoksniai turi neveikti, nes va šitaip ranka čiupinės ir ieškos, kur kas yra. Karštų skysčių negali būti pasiekiamoje vietoje, nes tikrai lups savo rankytę mažą ir gali susižaloti. Tai jos šiaip reikia gerokai daugiau pasaugoti, negu kartais atrodo, kad žmonės saugo. Taip pat dar labai daugeliu mitų apipinta epilepsija, kurios metu dažniausiai prasideda traukuliai. Anksčiau tikrai buvo ko, tik ten nesiūlydavo kišti burną. Kaip iš tiesų, sakykite? Turbūt epilepsijos pirmoji pagalba, sakyčiau, yra paprasčiausia iš visų, tai palikit žmogų ramybei. Va čia yra pirmoji pagalba. Kviečiat greitai ir paliekat ramybei. Palikti ramybei reikia saugioje vietoje, kur nesusižalotų, daugiau nesusitrenktų, atlaisvinus drabužius, jeigu sunku kvėpuoti ir yra labai užsaksyti, tarkim, marškiniai. Ar versti ant šono labai priklausys nuo traukulių, kaip jie vyksta, nes jeigu yra tokia kryptimi, kad jūs versit ant šono ir užversit ant veido, tai naudos daug nėra tikrai. Ir vis dar labai gajus mitas kišti daiktus į burną žmogui traukulių metu, kad nenusikastų liežuvio. Kad nusikasti liežuvis turėjo būti už dantų, kad, anatomiškai tai pavyktų. Tai jeigu jau matot liežuvį už dantų, antro, kas nebėra kaip, tai koks tikslas kažką kišti tarp tų dantų.
Bet per savo visą praktiką niekada nesu mačius nukasto liežuvio. Tai neįsivaizduoju, turbūt mitas iš kažkur atsirado, gal kažkas ir susidūrė su šituo dalyku, bet nereikia kišti dėl to, kad galim išdaužyti dantis, galime sužaloti labai stipriai žmogų. Per mokymus viena moteris dalinos, kad sugalvojo traukulių metu kišti savo pirštą žmogui tarp dantų. Aš jau gal geriau kitam liežuvį leisčiau nusikasti, negu man pirštą. Tai palikit ramybėj, praeis traukuliai, stebėkite būklę, atsigauna, nesigauna, kas vyksta, vis tiek visą laiką kalbėsite su dispečerinė ir traukuliai yra pirmos kategorijos kvietimas. Mums lygiai taip pat greitai važiuojam kaip į gaivinimą, užspringimą ar masyvų kraujavimą, tai tikrai su jumis bus dispečerinė ir sakys, ką daryti ir greičiausiai sakys, palikit žmogų ramybėj. Stebėkit, nepalikit vieno, esat šalia. Tik nieko nesugalvokit ir dar dažnai būna, kad žmonės bando užspausti traukulius, laikyti, kad čia tik tais nesikratytų. Tai vyksta, leiskit pasibaigti, nieko čia tokio, nebent ten daužo iš jėgos į sieną ar kažkur, tai tada jau reikėtų šiek tiek paprasčiau žiūrėti ir kaip nors ten pagalbę padėti, bet leidžiam kūnui daryti tai, ką reikia daryti, nes tik medikamentai gali sustabdyti traukulius arba jie praeina natūraliai. Užsiminėt apie užspringimą. Pasišnekam. Tai kaip elgtis? Pastebime, žmogus, kad dažniausiai žmogus nesąmoningai, kai užspringsta nesąmoningai jis užsiima už gerklės. Tai ką mums daryti su to žmogu? Tai gerai. Tai yra svarbu atskirti šitoje vietoje du dalykus. Yra dalinis užspringimas ir yra visiškas užspringimas. Dalinis užspringimas kosti, kalba, kvėpuoja žmogus. Aš užspringau, ašaros bėga. Dažniausiai, kas pas mus yra įprasta, kažkas pribėgs ir trankys ten, jį nugarą iš jėgos, nors žmogus dar kosti. Kosulys yra geriausias būdas pašalinti svetimkūnius esančius kvėpavimo takuose ir mums yra labai svarbu leisti tai žmogų daryti, tai mano pagalba šitoje vietoje galėtų būti sakyti tiesiog kosėk. Va čia yra pirmoji pagalba, kai žmogus dar kosti. Kai nebekosti, tai tarptautinis užspringimo ženklas yra ranka, apglėbtas kaklas ir jau pamatę šitą ženklą, tai suprasim, žmogus nebekalba, nekosti, nebekvėpuoja. Pirmiausia, skambinu pagalbai. Dėl to, kad jeigu nepavyks man atsprangdinti žmogaus prasąmonę, aš jau turėsiu gaivinimą. Tai tegul pagalba būna pakeliui pas mane, o jeigu reikės, aš atšauksiu tą kvietimą tiesiog to pačio pokalbio metu. Tai jeigu jau pilnai susiėmęs, tai pirmiausia 5 kartus labai stipriai trenkiu žmogui tarpumente, nepagailiu iš visų jėgų, kad tikrai ten viskas išdrebėtų. Ir kartais užtenka tik smūgių, sudreba kvėpavimo takai ir viskas iššoksta. Su Heimlicho stūmiu, tai turėtumėm atlikti po 5 krūtinės sutrenkimų, nugaros sutrenkimų. 5 Heimlicho stūmius, tai tą vadinamą saulės rezginio vietą, tenai minkštutė virš bambos tarp šonkų po šonkauliais. Ir turėtumėm įsivaizduoti, kad mano kumštis turėtų keliauti iš žmogų po šonkauliais, ten tokį kablį padaryti. Tai toks nebūtų labai džiugus ar labai malonus dalykas, bet Heimlicho stūmio tikslas yra pakeisti slėgį krūtinės ląstoje. Slėgių skirtumas išmuša maisto likutį. Tai jau kai darau Heimlicho stūmį, tą rankytę tvirtai įstatytą, apglėbtą ir spaudžiu stipriai iš visų jėgų, kad tas maisto likutis mums iššoktų. Ir dažniausiai po Heimlicho stūmio žmonės vemia. Tai mums reikėtų nestovėti priešais šitą veiksmą, kad nebūtumėm apipilti dalykais. Bet vemimas yra gyvybės ženklas. Labai gerai. Tik ne tada, kai vemia ant tavęs. Gerai. Bet vis tiek žmogų išgelbėjau. Su pasiekmėm. O kaip su vaiku? Tik su kūdikiais yra kitaip. Kūdikiams mes į pilvą spaust negalim, nes nėra susiformavusi pilvo siena ir dažnai žmonė būna, o tai kiek čia metų? Šiaip sakom, iki 1 metų nereikėtų daryti Heimlicho stūmio, bet labai priklausys nuo vaiko. Tai jeigu vaiko pilvo siena jau susiformavusi, vaikšto, sėdi, juda, viskas jau ten yra judesių daug, tai tada turbūt dar būtų galima šiek tiek anksčiau jau taikyti tą Heimlicho stūmį, bet iš esmės nuo 1 metų. Tai iki 1 metų tai mes vaiką turėtume pasiguldyti savo ant dilbio ir 5 kartus trenkti jam į tarpumentę ir čia laikome galvą, kad ta galva va šitai pas mus įdėta ir tada turėtumėm tvirtai suėmę galvą persiverst vaiką ant kitos rankos. Ir tada į krūtinkaulį 2 pirštais lyg gaivinimo metu spausti 5 kartus tiesiai į krūtinkaulį. Ir kartoti šitos veiksmus, kol praeis. Su kūdikiais yra tas, kad sutrenkėt 5 kartus, visada pasižiūrėkite į burną, gal jau burnoj matosi, kišat pirštus ir ištraukėt. Bet kišti pirštus galima tik tada, kai tikrai žinot, kad suimsit. Jeigu kyla klausimų, kad nepavyksta, tai dar 5 kartus sutrenkit ir tada pasižiūrėkit, gal jau užteko ir tada išsitraukinėkim. Kai jau yra didesnis, tai jeigu telpa ant rankos, kartuojam sutrenkimą ant rankos pasidėję vaiką, arba galim tada per koją persimesti vaiką ir 5 kartus sutrenkti tarpumente ir tada arba pasisodinu ant kelio, arba atsiklopiu už vaiko ir tada jau 1 ranka, nebe 2 darau Heimlicho stūmį. Kad tas maisto likutis mums iššoktų. Bet vaikai labai greitai springsta, tai čia. Vaikai iš vis labai gajus. Jo. Greitai susižaloja, greitai gyja. Ir iš tiesų dabar tie naujieji manekenai, tai kaip aš pati dalyvavau mokymuose, vaikas verkt pradeda.
kai teisingai jau tą atspringdini, tai tada vaikas pradeda verkti. Tai irgi, šiuo atveju irgi vaiko verksmas nudžiugintų. Reiškia, kažkas įvyko. Dabar pas mus Lietuvoje yra labai didelis mirštamumas nuo širdies kraujagyslių ligų. Infarktas ir insultas. Kaip atskirti? Kaip man žinoti, kas čia vyksta, nes kaip ir tai skirtingos ligos. Tai infarktas vyksta širdyje, insultas vyksta smegenyse. Infarkto pagrindinis tas požymis yra labai stiprus krūtinės ląstos skausmas. Skausmas krūtinės ląstoje tai toks, kad kažkas paėmė plytą ir grūda į krūtinės ląstą. Tai jeigu žmogus su vienu pirštuku gali parodyti, kur skauda, tai čia dažniausiai nervos skausmas, raumens skausmas, kažkoks labai paviršinis, nebūtinai paviršinis, bet tiesiog netoks jau rimtas skausmas šitoje vietoje, bet jeigu negali parodyti tikslios vietos, dusina žmogų, yra labai sunku jam būti šitoje situacijoje, tai greičiausiai yra prasidėjęs infarktas. Ko dažnai žmonės nežino apie infarktą, kad skausmas gali būti ne tik krūtinės ląstoje. Būna mentyse, būna pažastyse, būna žandikaulyje, būna kakle, būna pilve. Krūtinės ląsta yra didelė, 3 žiūrim aplinkui krūtinės ląstą iš visų pusių. Tai dažnai žmonės neigia požymis, tai ką skauda pilvą ir praeis, tačiau dažniausiai, kai skauda pilvą, tai mes vis tiek, gulim ant šuniuko, ten kažkaip bandom įsitaisyti, ten gulėti, susisukę į kamoliuką, o dažniausiai prie infarkto yra labai sunku kvėpuoti, tai žmonės sėdi, pasilenkia į priekį ir jiems yra sudėtinga išbūti situaciją. Insultas tuo tarpu pažeidžia smegenis, yra sutrikusi motorika, tai ieškom sutrikimų veide, rankose, kalboje, judesiuose, koordinacijoje, ar žmogus atsakinėja logiškai, ar atsakinėja rišliai, kaip jisai kalba šitoje vietoje. Labai dažnai žmonės maišo insultą su girtumu. Teko matyti girtų žmonės gulinčius, kurie ten nepaeina, sunkiai kalba. Tai su tokiais žmonėmis, jeigu jis yra girtas, tai dažniausiai jausis kvapas ir matysis iš veido. Jeigu žmogus visas tvarkingas, bet atrodo kaip labai girtas žmogus, tai greičiausiai yra prasidėjęs insultas. Tai abiem atvejais reikia reaktyviniu greičiu atsidurti ligoninėje, abiejų atvejų nerekomenduoju vežti patiems, jeigu yra galimybė, kad greitai atvažiuos medikai susirinkti. Būklės yra trapios, jas reikia išlaikyti saugiai. Tai insultą guldome dėl sutrikusios motorikos, nes nebevaldo kūno, tai gali sukniupti. O infarktą sodiname, nes yra sunku kvėpuoti, tai pasilenkus į priekį jam bus kvėpuoti lengviau. Ir kviečiam greitąją pagalbą ir viską mums pasakys. Taip. Ir paskutinis atvejis, kurio galbūt norėčiau pasteirauti, kaip mums elgtis, kas tikrai irgi gali pasitaikyti. Kraujavimas. Tai gali būti įsipjovus, dabar žolėgi pjaunama, Arbūzą pjaustom. Arbūzą pjaustom, taip reikia labai aštrus peilio arbūzui pjauti. Avokadą, pavyzdžiui. Avokadą, tai jūs daugiau žinote. Ką darom? Tai kraujavimą, per mokymus dažnai žmonėms šitą sakau, žiūrėkit kaip į pratrūkusią šlangą namuose. Žinot, kai skalbimo šlanga išsikrauna ir taškos vanduo visur, kur įmanoma, ir jūs bijot užlieti kaimynus. Ką darom? Kaldros, pagalvės, patalynė, viskas iš eilės, grūdama į tą vietą, kad tik nustotų bėgti vanduo ir neužliečiau kaimynų. Kraujagyslė praktiškai yra šlanga, tik tai mūsų kūno viduje, Tai nežinom, ką daryti, pasiemam bet kokį audinį, kurį iš esmės švarų pageidautinai audinį šalia savęs ir spaudžiam tiesiai į žaizdą. Tiesiog, kad sustabdytumėm kuo greičiau kraujavimą, tai principas bėga, bandau užspausti. Jeigu, tarkim, neturėčiau prie savęs jokių audinių, nieko, nežinau, pleže, esu, literaliai nelabai turiu daiktų prie savęs ir prasidėjo masyvus kraujavimas, tai tiesiog su rankytę spausčiau tiesiai į žaizdą, kaip šlangą bandytumėt užspausti pirštais. Tai kraujagyslę irgi bandytumėt užspausti ranką ar pirštais. Dažnai žmonės dabar jau vaistinėlėse, pas mus rinkiniuose yra įdėti turniketai. Tai irgi kartais sugalvoja naudoti reikia, nereikia. Turniketą naudojam, kai yra fontanas iš žaizdos, kai yra čirkšlė. Kai su didžiulė jėga iš žaizdos sunkiasi, turit matyti fontaną iš žaizdos, bet tada jau galim svarstyti apie turniketą. Tai aišku, jeigu ir delne pažeistumėm arteriją, tai užspaudėt ir keliauti į ligoninę. Turniketo čia už to vietoj tikrai neprireiks, bet jeigu kalbėsime apie masyvų, sudėtingą kraujavimą, tai mūsų arterijos yra labai elastingos ir jos, kai pažeidžiamos, dažniausiai išplyšta, tiesiog nuo savo pulsacijos, nuo visų dalykų, jos plyšta gan daug. Tai mums reikėtų turniketą dėti gerokai virš žaizdos, dėl to, kad mes traktuojam, kad jis yra, pažeista daug daugiau, negu aš galiu matyti plika akimi. Tai dažniausiai 5-8 cm rekomenduojame virš žaizdos dėti turniketą. Su turniketu, ką yra žiauriai svarbu suprasti dedant, turniketas turi labai stipriai skaudėti. Turniketas yra skausmingesnis už praktiškai bet kurį sužeidimą, kurį gali padaryti žmogui. Tai jeigu žmogus
nesipriešina ir sako, gal padės, nedarote šito gerai. Ir turniketo nereikia naudoti, kai jo nereikia. Yra čiukšlė, yra turniketas, nėra čiukšlės, nėra turniketo ir viskas. Nematot fontano žaizdoje, jokių nėra dėjimų virš žaizdos. Tiesiai į žaizdą krauname dalykus. Ir iš tiesų, kas yra juokinga dabar su greitai atsiradę, žmonės prisižiūrėjo turniketų, tai ten iš esmės kažką reikia virš žaizdos užrišti. Ne? Principas yra maždaug šitoks suvokimo apie turniketus. Tai yra, susidurėm su veniniu kraujavimu. Ir žmonės pamatė veninį kraujavimą vietoj to, kad spaustų tiesiai į žaizdą dalykus ir ją pridengtų, sugalvojo virš žaizdos pririšti visko. O ar žinot, kas nutinka venai, kai virš jos mes surišame, pavyzdžiui, žgutą, kai ima iš venos kraują? Vena išpamsta, tampa didelė ir sultinga. Tai dažnai greitoji būna, kad atvykstam į kvietimą, mes atlaisvinam viską ir baigės kraujavimas. Dėl to, kad žmonės nespaudė tiesiogiai žaizdą, dėl to, kad net nepagalvojo suprasti skirtumą. Aišku, turbūt, manau, šito vietoje yra šiek tiek platesnė problema, kodėl žmonės nežino, kada ir kaip naudoti turniketus, bet yra čiukšlė, yra turniketas. Turniketas, įsivaizduokit, kaip užsukti kraną. Nežinau, kaip užsukti kraną, vadinasi, dedu daug audinių ir bet koks stabdymas yra geriau negu jokia. Taip, dabar mūsų automobilių vaistinėlės pasipildė turniketais. Ar jūs rekomenduotumėte dar kažką papildomai turėti automobilio pirmo vaistinėliai prie to? Kažką. Tai ko nėra pas daugelį pirmos pagalbos rinkinių įdėta nudegimų tvarstis. Yra specialus tvarstis, kurį gaila ne visose iš tiesų vaistinėse ir galima net įsigyti, bet specifinis tvarstis, kurį galima dėti tiesiai ant nudegimo žaizdos. Tai būtų rekomendacija štai šitą dalyką turėti, papildomas pirštinės arba savo dydžio pirštinės turėti. Aš, pavyzdžiui, mašinoje turiu visą pirštinių dėžutę savo dydžio, tiesiog, kad taip yra paprasčiau gyventi. Ir turbūt iš rinkinio rekomenduočiau išsimti pirmos pagalbos atmintinę ir ją pasiskaityti nuoširdžiai kažkurį laiką, nežinau, keltis sėdėti neda, ne, turit laiko, tai pasiskaitykit. Ir ar žinojot, kad pirmos pagalbos rinkinys turi būti vairuotojų ištiestos rankos atstumu pasiekiamoje vietoje. Vadinasi, kai aš vairuoju, aš turiu gebėti pasimti vaistinėlę iš savo nepajudėdama iš savo vietos, ko tikrai pas daugelį nėra. O kai nutinka autoįvykis, tai arba mašinos galas, arba mašinos priekis kenčia, tai arba būsiu prispaustas, arba negalėsiu ištraukti. Tai man reikėtų turėti po savimi, prie savęs, kad aš galėčiau tą daiktą panaudoti. Jūsų labai gera pastaba. Aš dabar pagalvojau, kurgi pas mane yra pirmoji pagalba? Po padangom, žieminiais rūbais, obuolių maišu ir ten kažkur iš šono paslėpta. Obuolių dar nėra, kur prie tokio oro bus obuolių. Maksimus. Bet bagažinė tai tikrai turbūt pačioj tamsiausiai kertei. Gerai, viskas iš karto pokalbio su jumis pasikeisim. Jūs pokalbėje daug kartų minėjote pirmąją pagalbą. Kaip gerai, kad mes ją turim. Tai kaip teisingai iškviesti pirmąją pagalbą, nes, tikrai situacijos neeilinės, mes pasimetam, turbūt prišnekam daug nesąmonių. Tai ką mums sakyti? Tai skambinam pagalbai, nežinau, ar visi žino, kad yra 2 numeriai, 112 ir 113. 113 yra konsultacinis numeris, pasiskambinti greitai ir pasikonsultuoti. Ar man dabar yra reikalinga skubioji pagalba? Ar man reikia važiuoti į ligoninę, ar galiu namuose pabūti, nes visgi nėra taip rimta, kaip aš įsivaizdavau. Vaikas ten klykia, reikia, aš nežinau, ką su juo daryti. Man ligoninė, vaistinė, pailsėti, lauką išves, nežinau, kas vyksta. Arba, tarkim, važiuosiu į ligoninę pats, o į kurią ligoninę važiuoti? Vilniuje tai čia daug tų ligonių, kuri man tinkamiausia. Ir taip pat galite užsakyti mokamą paslaugą iš greitosios, kad jums parvežtų ligoninį iš ligoninės į namus. Tai va čia 113, tai galite matyti ant greitosios numerio. Ant greitosios mašinų šono parašyta. 112 yra bendrinis pagalbos numeris, tai jo paskambinus pirmas mūsų klausimas yra įvykio vietos adresas. Įpraskit žiūrėti, kur esate. Įpraskit matyti šalia savęs esančius objektus, gatvės pavadinimus, tai ne tik lavins jūsų smegenų neuroplastiką, bet ir bus naudinga, jeigu bus netyčia nelaimingų situacijų. Mes esam turėję kvietimų miškuose už nuvirtusio medžio. Važiuoji miškus ir ieškai, kaip jau išeina, taip randi tą žmogų, tačiau ne visada suveikia navigacinės sistemos per telefoną, kad galėtų surasti, tai visada rekomenduoju tiesiog įpraskit žiūrėti, kur esate, kaip tinkamai mums jūs atrasti. Ir sekantis klausimas bus, kas atsitiko. Tai ką pasakysite dalyje, kas atsitiko, priklauso, kaip greitai pagalba atvažiuos. Iš esmės, mums svarbiausia žinoti, kaip greitai gali mirti žmogus. Čia yra pagrindinis dalykas, kurį reikia suprasti. Tai sąmoningas, kvėpuoja, sužeistas, traukuliai, užspringo. Kas vyksta dabar, dėl ko aš kviečiuosi pagalbą? Nežinau, ar reikia pagalbos. Pasimetusi, skambinu 113 ir klausiu, hei, ar man reikia pagalbos? Jeigu žinau tvirtai, tai tada jau galiu skambinti 112 ir jau pasakysiu, o šiaip tai visko jūsų išklausinės,
nieko čia jau galvoti tikrai daug nereikia, ką jau reikės, tą ir paklausia. Dažnai žmonės pasimeta, kai paklausia, kiek metų pacientų ir būna, tai aš nežinau, aš čia jo nepažįstu, kaip aš galiu žinoti. Tiesiog maždaug sakom ir pilnai užtenka. Mums tiesiog reikia žinoti, ar mes ieškom vaiko ar suaugusio žmogaus. Iš esmės maždaug tiek. Pašnekėkime apie jūsų mokymus. Kokias klaidas dažniausiai matote pirmosios pagalbos mokymuose? Ką mes darom blogai? Neskambinam pagalbai. Nepatikrinam saugumo. Čia tos dvi klaidos, kurios gali atnešti labai didelės pasiekmes. Nedaspaudžiam krūtinės ląstos, nes bijom sulaužyti šonkaulius, kad va čia sutraškės kažkas. Heimlicho stūmį sugalvoja atlikti šitaip. Ne kumštis į ranką, o štai šitaip apglėbti pilvą ir bandyti įspausti. Vaikų kratymas žemyn aukštyn, kojom žemyn galvą, kai užspringimo irgi yra labai opi klaida, kurią taiko žmonės. Tai čia turbūt tokie visose grupėse plius minus pasitaikantis dalykai. Nepasitikrinsiu ar sugu, bijosiu daspausti, pamiršiu, kad reikia paskambinti ir Heimlicho stūmio metu sunersiu rankytės vietoj to, kad daryčiau kumštį. O kokios klaidos būna kritinėse situacijose, nes tai visiškai skiriasi nuo mokymų, absoliutiškai, nes tada įsijungia visai kiti pas mus organizmai. Nepaskambinom pagalbai, neįspaudėm krūtinės ląstos. Tas pats, ne? Praktiškai tas pats. Dėl to, kad, pavyzdžiui, kai mes darom tas komandinės užduotis, tai mes jas darom tokiu principu, kad įstumėm žmonės į nepatogią situaciją. Mūsų lektoriai jau tada pradeda labai stipriai juokauti, pradeda rėkti ant žmonių ir kelia labai didelį įtampą. Tai iš mūsų yra nulis naudos, mes tik tai trukdom iš esmės. Tai labai greitai žmonės pasimeta ir labai greitai iššoka į tuos savo pagrindinius veiksmus, kuriuos darytų įprastai. Daro bet ką, bet kaip nesusikaupia. Tai pagrindinis dalykas, ta PPP taisyklė. Patikrink, paskambink, padėk, jinai leis jums susikaupti ir logiškai atlikti, žinai, tuos būtinuosius veiksmus. Tai kuo greičiau paskambina, tuo greičiau pagalba atvažiuoja. Tai tokia motyvacinė priemonė turėtų veikti, man atrodo, stipriau negu veikia žmonės iš tiesų dabar. Nes iš tiesų kritinėse situacijose kažkokiose nebūna. Dar masė žmonių susirenka. Prasideda, kaip ir jūsų lektoriai elgiasi. Prasideda patarimai, lakstymai artimų žmonių, ne, kažkokie panikavimai. Ir tada reikia labai išlaikyti tą blaivų protą. Sėkmės. Na, mes tą galime, ne, pasitreniruoti. Kiek metų jūs dirbate paramediką? Apie 10? Ne, prieš 10 metų aš pradėjau kaip savanorė, tuo metu studijavau. Vilniuje aš dirbu, man atrodo, virš 6 metų. Tai skaitau, kad šiek tiek anksčiau, nes anksti gan pradėjau tikrai kaip savanorė tik įstojus mokytis ir tada vienoj vietoj padirbau, kitoj vietoj padirbau, kol galiausiai Vilniui pasilikau. O kaip jums su metais tas darbas lengvėja, jūs vis daugiau tų situacijų matote, ne? Iš karto sudėliojat galvoje algoritmą? Tai faktas, kad kai važiuoji į kvietimą, tau vis tiek yra bent plius minus parašyta, kur tu atsidursi, tai tu gali pereiti per savo algoritmus. Tai man yra labai lengva, kai aš dirbu komandoje su gydytoju ir aš tiesiog, žinai, iš paskos einu ir tiesiog darau, ką liepia daryti. Kai reikia dirbti vienai, tai būna šiek tiek daugiau streso, panikos, nes tada ne visas situacijas vis tiek dar esu pamačius ir nesu visomis susidūrusi, bet tada mintys tiesiog perkeliu, žinai, per algoritmus ir kuo tu daugiau matai, tuo yra lengviau iš esmės susitvarkyti su dalykais. Tai aišku, po kiek laiko kai kurie dalykai atbunka, reikia prisiminti, žinai, kad pacientas irgi žmogus. Tai čia ta depersonalizacija specialistams, kuri dėja, bet visiems nutinka. Ir man iš tiesų kažkada labai fainai viena pacientė pasakė, kur tą frazę aš savo primenu gan dažnai, tau tai yra eilinis pacientas, mano tai yra artimiausias žmogus. Ir aš tokia, kaip tau ačiū, kaip man šito reikėjo, tokio kaip šlapio skuduro per veidą, kai tu ten 20 pacientą matai per parą ir tu jau tiesiog nebereaguoji kaip į žmogų, tai toks priminimas buvo labai sveikas ir geras dalykas man. Kai kam iš tiesų tas žmogus visas gyvenimas. Kokio profesinio atvejo nepamiršti arba pats įsimintiniausias? Čia, žinai, tas, kur reikės labai daug iškarpyti, jeigu pasakosiu. Žinai, šitų dalykų. Tarsi, mano pats įsimintiniausias atvejis, kuris mane, žinai, daugiausia palietęs yra, tai nutiko ne darbo metu. Ir tokių turiu iš tiesų ne vieną, tai apie vieną nepasakosiu, bet nes po jo ilgai teko ilsėtis ir gydytis psichologinės traumas, bet vienas iš tokių atvejų buvo, kai lėktuve nutiko nelaimė ir manęs klausė, nuleis lėktuvą ar ne. Ir aš taip žiūriu, aplinkui yra ir daugiau medikų, ten daug medikų buvo ir aš suprantu, kad iš visų jų aš
aš daugiausia iš esmės esu gaivinu žmonės ir jeigu reikės, tai man reikės gaivinti ir aš šito dalyko tikrai atsisakau daryti, tai paprašiau, kad nuleistų lėktuvą. Tai buvo toksai irgi, kur tiek atsakomybės ant savęs prisimti buvo šiek tiek baisu, bet paskui susikomunikavau su tai žmonėm. Po to, kai grįžo į Lietuvą, tai tiesiog, ko dažnai žmonės nežino, kad lėktuvas yra dėl didelis slėgių skirtumas ir viso širdies būklės labai stipriai gali pablogėti būnant lėktuve. Tai dėl to reiktų gerai pasiruošti prieš skrendant tolimus skrydžius, ar jūsų širdelė gali tai atlaikyti. Tai nuleidom lėktuvą ir labai gerai matės, kaip besileidžiant lėktuvui labai gerėjo būklė. Kiek tik nusileidžiam 5 minutės vis gerėja ir praktiškai nusileidus lėktuvui jau žmogus vėl reagavo ir kalbėjo. Bet prieš tai buvo praktiškai šoko būsena. Buvo nukritęs spaudimas, visiškai nereaguojantis žmogus ir toks, kur negali laikyti ilgai tokio žmogaus dėl to, kad pažeis organus. Tai jūsų sprendimas visiškai teisingas? Bet žinai, vidinių diskusijų dar buvo ir buvo labai nepatenkintų lėktuvė keleivių, kurie pyko, kad užtęsėm ilgai. Grįžom porą valandų vėliau negu turėjom. Bet šioje situacijoje pasverta ar atostogos ar žmogaus gyvybė? Ne visiems šitas lygtis išeina. Bet aš dabar įsivaizduoju, kaip tokiam senam filme Kietas riešutėlis, ten irgi lėktuvą, man atrodo, Briusas Vilisas nuleidinėjo. Ne, aš nuleidau lėktuvo, pilotas nuleidau. Bet jums įsakęs? Taip. Grįžkime arba prieikime prie mokymų. Kodėl jums pamanėte, kad dabar yra, pasisukam, man dirbu paramediką, o dabar pasukam krypti kitaip. Mokinu kitus. Iš tiesų, jeigu atvirai mokinti žmonės, pradėjus mokytis paramediko, tada dar nesupratau, kad yra įstatymai, kurių tu turi laikytis, kad tu ten kažko daryti negali, bet kaip sakoma, lengviau paprašyti atsiprašymo negu leidimo. Tiesiog visada sukosi, žinai, pašonėje manęs mokymas ir čia žinot, kur geri specialistai nemoko. Tai aš, kaip sakau, aš esu tokia vidutiniškai gera paramedikė. Labai kritinėse situacijose aš gal savęs nerekomenduočiau, jeigu ten reikėtų labai daug sprendimų, bet paprastuose puikiai susitvarkau ir žinau, ką žinai daryti. Bet čia tasai toks, žinai, kur kuo daugiau žinai, tuo daugiau bijai dalykų. Bet kas tikrai kame esu stipri, labai gerai moku mokinti žmonės. Mano požiūriu, aš ir žuvį išmokinčiau plaukti, jeigu man tik tai kažkas paaiškintų, kaip tai padaryti. Bet man atrodo, kad mes net ir suaugę esame žingeidus ir norime mokytis dalykų ir labai yra svarbu suaugusiam žmogui suteikti žaidybinę galimybę išmokti kažką tais ir įtraukti, nes dažnai atrodo, kad mes jau suaugę, tai turim būti rimti ir čia visada klausytis dalykų. Tai labai norėsiu pakeisti tą požiūrį, kad galim viską žaismingai, galim labai įdomiai ir naudingai išmokti, kaip susitvarkyti. Tai labai atėjau su tą viltim pakeisti pasaulį ir pakeisti mūsų rinkoje požiūrį į pirmą pagalbą, kad gali būti žiauriai cool. Ir tikslas, kad žmonėms būtų gėda, kad nemoka pirmos pagalbos. Šitas geras. Taip. Medinis. Taip. Jūs už šią veiklą užsiimate jau keletą metų. Sakykite, ar būna po mokymų, kad dalyviai ne tik kad praneša, kad žiauriai faina, Rasa, jau kaip buvo faina, bet kad įgytos žinios padėjo? Oi, po paskutinių mokymų verkiau su dalyvė kartu apsikabinus, tai nes dalinomės labai bendrą istoriją, kurią esame išgyvenusios. Tai tikrai būna ir ateina žmonės ir labai daug išsipasakoja dalykų. Dabar gal jau šiek tiek mažiau, nes jau pasikeitė mūsų kaip lektorių, žinai, šiek tiek profesionalumas, bet pačioj pradžioj, mes tokie, žinai, buvom kaip geriausi draugai, ateina, tu į papasako, sėsk ant kelių ir papasako, kas buvo. Ir labai dažnai per mokymus stengiuosi nuraminti žmonės, kai jie sužino, kad padarė kažkokias klaidas, jie pasimeta, supyksta, nemaloniai jaučiasi, tai mes stengiamės tokį, tu padarai geriausia, ką galėjai tuo metu, ką žinojai, tai sulaukiam daug labai asmeniškų istorijų, sulaukiam pasidalinimų, kaip reagavo, ką darė ir labai džiaugiasi, kaip padarė teisingai nežinodami to, ar būna tai. Ir tikrai kartais per mokymus būna žmonės dalinas labai skaudžiais įvykiais, čia dėl to mes niekada nesutinkam filmuoti savo mokymų, kad žmonės galėtų, žinai, laisvai kalbėti. Ir dalinasi tokio skaudumo įvykiais, kur tu sėdi prie žmogaus ir sakai, bet tu padarai viską, ką galėjai. Tu padarai viską, ką galėjai. Ir duodi tą žmogui kažkokią, žinai, ramybę, kad jisai galėtų to vietoj nurimti ir nebekaltinti savęs už kažkokius dalykus, kurie nepavyko.
Bet po jūsų mokymo, aš kaip suprantu, dalyviai sugrįžta besidžiaugdami, kad, nu va, pavyko. Aš nesakyčiau, kad besidžiaugdami, kad susidūrė, žinai. Ne apie tai. Ne. Bet tikrai sugrįžta su tuo, kad panaudojau per mokymus buvusias žinias ir pavyko susitvarkyti. Man vienas tokių, kur jautriausių buvo, kai pravedžiau mokymus po keletą metų sugrįžau pas įmonę ir vyras sako, aš esu tau dėkingas, kad šiandien esu čia nais, nes aš atskiriau, kad man yra insulto požymiai per pusvalandį, nuvykau į ligoninę, po pusės metų vėl grįžau į darbus. Ir man tas buvo... Galėjot po mokymų pasakyti, nes aš dabar pradėsiu verkti, kaip aš džiaugiuosi už jūs, kad jūs pastebėjot ir galėjot ir tikrai mes sulaukiam tų, kad pavyko susitvarkyti, žinojau, ką daryti ir toks tikslas. Taip ir turi būti. Wow, faina. Tai jūs keičiat pasaulį. Toks tikslas. Jeigu tinklaladės žiūrovai norėtų įgyti pirmosios pagalbos įgūdžių, tai kur jie turėtų jūsų ieškoti? First Aid LT, tai yra mūsų internetinis puslapis, tai gali mums parašyti. Vasarą mes dirbam tik tai su įmonėm, tačiau nuo rudens mes kartą per mėnesį darom fiziniam asmenim, pavieniam asmenim mokymus, kur vakare susirenka dažniausiai labai linksma auditorija, labai įsitraukusių žmonių. Tai tenais gali atvykti ir paaugliai, ir tėvai, ir visi, kas tik tai nori. Tai nuo rudens pakviesiu šitą, o dabar galite pakviesti, pavyzdžiui, gimtadienio šventėm. Esame vestuvėse dalyvavę. Tai kaip pramoga, kur tik tai norit, su mumis bus tikrai linksma. Tik prašysim viso dėmesio. Tai jeigu dar įmonės norėtų jūs užsisakyti vasarai, dar turite laisvų datų? Taip. Atkreipkite dėmesį, kad dar yra datų pas Rasą. Taip. Aš dabar pagalvojau, jūs pasakote tokias istorijas, tikrai labai jautrias. Kaip jūs pati susitvarkote, gal jau nebereikia su emociniu krūviu? Tai aišku, aš nedirbu didelio etatu, tai jau nebeturiu tiek dalykų, bet turbūt, kol esi darbe, tai kažkiek metų esi tame, kad daug ką parsineši namo, vėliau tampa uniforma kaip tavo skydas. Tu turi gebėti nebejausti ir turbūt į pacientus galiausiai žiūri kaip tiesiog į dar vienas pacientas. Nebe žmogus šitoje vietoje, tai yra dar vienas pacientas, kurį tu susitvarkai, tenai išveži, kur reikia išvežti, tai nebelieka daug emociškumo, kas yra ir tyrimais nustatyta, kad įvyksta dažnai medicinos srityje depersonalizacija, kai tu nebematai žmonių kaip žmonėm, tiesiog matai kaip daiktus, kuriuos reikia sutvarkyti. Bet visai kitas yra, kai nedarbo metu nutinka dalykas ir dažnai būna žmonėm šokas, taigi tu greitoji susitvarkėjai, taigi tu matei, darai, tai kaip tu čia nedarbo metu pasimeti ir išsigandai ir kiek kalbėjau su kolegom, praktiškai didžioji dauguma, kas nedarbo metu susidūrė su kraupiom situacijom, visi nešiojame su savimi ir yra baimė ir tikrai padariau viską, ką galėjau. Nes greitoji, tai tu atvyksti su komanda, mašina pilna vaistų su savo algoritmais, dar gali paskambinti kitai brigadai, kad atvažiuotų ir iš esmės yra buvo situacijų, kad šešiese tvarkome su vienu pacientu. Ir tada palyginti situaciją, kur išeini į kiemą ir kažkas vyksta, kur tu neturi nieko prie savęs ir tavo žinios yra tik tai čia, tai jeigu aš neturiu savo vaistų, neturiu savo bintų, tai ką man veikti? Tai nebeišeina taip lengvai daryti ir tada atsiranda tos, kaip išsisukti, žinai. Tai yra du skirtingi pasauliai turbūt šitoje vietoje. Aš manau, kad ir tavo darbe yra su pacientais ateinančiais ir prašančiais dalykų, vienais lengva patikėtos, su kitais kažkaip žiūri ir biški netiki, kad jam yra negerai. Aš jau kuris laikas nedirbau vaistinėje, bet yra istorijų, kuriuos aš iki šiol turbūt prisimenu ir pakankamai skausmingų. Ir čia yra tasai potrauminis sindromas, kad jeigu prisimeni paciento veidą, namus, drabužius, tai yra vadinasi pasilikus trauma su tavimi, kurią nešiojasi, tai keletą namų atsimenu. Bet atsimenu ryškiai iki mažiausių smulkmenų. Bet vis tiek, mes esam žmonės, mes ne robotai. Negali išsiplėšti širdies ir eidama į darbą pasilikti širdį vestibiulyje, ne? Kartais reikia. Kartais reikia. Kokius 3 pirmosios pagalbos principus turėtų įsiminti mūsų tinklaladės žiūrovas? Patikrink, paskambink, padėk. Jeigu bėga, spaudžiu. Jeigu nukrito nuo kūno, įdedu į maišelį ir užrišu ir į vėsų vandenį vežu į ligoninę. Jeigu netvirtai laikosi, pritvirtinu. Kaip viskas paprasta. O ką pasakytumėt žmogui, kuris sako, tai tikrai niekada neprireiks? Tada būna dažnai žmonių klausiu, ar teko sutikinėti pirmą pagalbą ir sako, niekada gyvenime, ir tada paklausiu, o alpstantį matei, o traukulius matei, o pleistrą klijuoti teko?
Čia visi yra pirmosios pagalbos veiksmai, tik tiek, kad vieni yra mažesni, kiti didesni. Ir iš tiesų yra nemažai žmonių, kurie pas mus ateina po to, kai susiduria, tai aš visada kviečiu ateikit, pasiruoškit prieš tai, kad jeigu kada nutiks, visgi žinosit, ką daryti. Ir man yra buvęs atvejis, kai atvykom į gaivinimą, vyras gatvėje iš mašinos ištempęs moterį gaivino. Nebuvo, kad jie ten kartu važiavo toj mašinoje, tiesiog pamatė, kad negerai išsitraukė. Jis taip puikiai darė gaivinimo veiksmus, kur aš taip, tai gal jūs ir teskit, o aš tada, darytis kitų dalykų, mes su visa komanda buvom, bet aš nebuvau mačius taip taisyklingai visko atliekamo puikiai. Ir aš žmogaus klausiau, o tai mokytės pirmos pagalbos, toks, jo, prieš 8 metus. Aš sakiau, wow, cool, okei, žiauriai kietai pavarėt, prigyrėm žmogų ir vežam ir žmogus išgyveno, pacientas išgyveno. Tai būtent tas žmogus, kuris sureagavo, ištraukė, puikiai atliko gaivinimo veiksmus ir atsakingas, kodėl ta gyvybė buvo išgelbėta. Mokymo efektyvumas įvertintas. Mokymo efektyvumas puikiai. Nežinau, pas ką mokėsi, bet rašau 10. Ne, testo nereikia laikyti. Rasa, o koks yra jūsų pačios laimingo gyvenimo receptas? Be recepto. Požiūris, kad nėra problemų, yra tik tai sprendimai ir atostogos. Wow! Ir jeigu nėra sprendimo, tai atostogos yra sprendimas. Tai aš ir linkiu jums puikių atostogų. Rasa, ačiū jums už jūsų gilias žinias, perteiktas paprastai, už jūsų laiką. Ir pirmoji pagalba nėra tik tais medicininis įgūdis. Tai atsakomybė, tai žmogiškumas, tai pilietiškumas. Tai pasiryžimas nelikti abejingam, kai labiausiai tos pirmos pagalbos reikės. Jeigu šiandien supratote, kad jūs nemokate suteikti pirmosios pagalbos, tai puikiai žinia yra ta, kad niekada nevėlu mokintis. Ypač, kai įgytos žinios gali tapti skirtumu tarp gyvybės ir mirties kritinėse situacijose. Tai tikimės, kad šis pokalbis suteiks jums ne tik žinių, bet ir drąsos veikti tada, kada labiausiai reikės. Ačiū, kad žiūrėjote, iki pasimatymo ir likite sveiki.